Šioje pamokoje panagrinėsime, kaip prijungti ir atjungti formas. Modeliuoti sudėtingas compound shape kreives galima keliais būdais. Galima susikurti atskiras formas ir tada jas jungti į vieną objektą, arba galima iš karto braižyti į vieną objektą, tiesiog nužymėjus varnelę nuo Start New Shape. Nubraižykime kelis persidengiančius ir kelis nepersidengiančius apskritimus. Einame į Create Shapes, pasirenkame Circle komandą, nupiešame kelis atskirus apskritimus ir dabar nužymėkime varnelę ties Start New Shape ir nubrėžkime dar kelis apskritimus. Kaip matote, kai tik nužymėjom Start New Shape, viskas buvo kuriama į vieną objektą. Dabar iškvieskime įrankį Move su W raidele ir pastumkime. Matom, kad visi trys apskritimai priklauso vienai formai. Dabar pažymėkime varnelę ir toliau braižykime. Apskritinai visi braižomi kaip nauja forma, naujas objektas. Formas galima sujungti ir vėliau. Tai yra, reikia vieną formą paversti Editable Spline ir susirasti komandą Attach ir prijungti norimas formas. Šalia Attach yra ir Attach Multiple. Attach ir Attach Multiple skiriasi tuo, jog galima pasirenkant Attach Multiple prijungti formas pagal pavadinimą atsiradusiame sąraše. Nuspauskime Attach Multiple ir atsiranda sąrašas, kuriame mes matome kitą formą. Ją pažymime, spaudžiame Attach ir dabar mūsų visi apskritimai sudaro vieną 2D formą. Jeigu forma jungiama pažymėjus varnelę ties Reorient, tuomet prijungiamos formos ašinis taškas sulygiuojant su esamos formos ašiniu tašku ir prijungiamos formos koordinatės pasikeičia. Nusibraižykime arką. Dabar grįžkime prie mūsų 2D Compound Shape objekto, eikime į Modify, pažymėkime varnelę ties Reorient, pasirinkime Attach ir pažymėkime šią formą. Kaip matote, formos vieta pasikeitė. Ji buvo pridėta ten, kur buvo mūsų Compound Shape ašinis taškas. Jeigu spausime dabar Ctrl Z, kad aiškiau būtų matyti, iškvieskime W Move komandą. Kaip matote, šios Compound Shape ašinis taškas yra štai šitoje vietoje. Tuo tarpu šitos formos ašinis taškas yra per vidurį. Kai mes jungiame šią formą prie mūsų apskritimų pažymėję Reorient, tuomet ši forma buvo pridedama prie sudėtinės formos pagal ašinį tašką. Tai yra, kadangi čia mūsų forma ašinis taškas buvo šioje vietoje, būtent toje pačioje vietoje atsidūrė ir arkos ašinis taškas. Dabar grįžkime į apskritimų Compound Shape formą, nužymėkime varnelę ties Reorient, dabar spauskime Attach ir vėl prijungkime arką. Šiuo atveju arkos kreivė savo vietos nepakeitė, ji liko toje pačioje vietoje. Dabar atjungkime tas formas, kurios buvo sujungti. Atjungti galime formą su komanda Detach. Komanda Detach yra žemiau. Ir tam, kad ji būtų prieinama, reikia nueiti į Spline subrėžimą. Pažymėkime Detach, pradėkime atjungti formas. Ir mes galime atjungti formą kaip atskirą objektą, kaip naują objektą. Taip pat galime pažymėję varnelę ties Copy atjungti formą ir kaip kopiją, ir kaip atskirą objektą. Pažymėkime, spaudžiame Detach. Ir šiuo atveju matome, kad liko ir buvusi forma, ir naujai sukurta forma kaip atskiras objektas. Taip pat yra čia varnelė Reorient, kurie reiškia tą patį kaip ir Attach atveju. Jeigu eisime į segmentų lygį, tuomet galime pažymėti bet kurį segmentą. Ir čia atsiranda galimybė atjungti segmentą ir likti toj pačioj formoje. Pažymėkime segmentą, spauskime Detach. Ir štai segmentas buvo atjungtas ir padaryta jo kopija. Jeigu nužymėsim varnelę ties kopiją ir vėl paspausime segmentą, spaudžiame Detach. Ir dabar segmentas buvo tiesiog atjungtas ir liko toje pačioje formoje. Taigi Detach gali veikti ne tik Spline režime, bet ir segment. Segmentus galima atjungti į naują formą arba į tą pačią formą, užžymint varnelę ant Same Shape. Su Detach galima atjungti ir uždaras ir nebūtinai uždaras formas.